Trečias skyrius. Tai ponas Varnas, jo žmona ponia Varnienė ir jų duktė panelė Varnaitė. Tas vyras dešinėje yra mano dėdė, o ta moteris kairėje yra jo žmona. Mano močiutė gyvena Kaune, Prancūzų gatvėje. Tai mano brolis, jis studentas, jam 18 metų. Mano tėtis dirba ligoninėje, jis yra gydytojas. Kiek vaikų yra jūsų šeimoje? Mūsų yra 2 broliai ir 2 seserys. Vienas brolis vedęs, o kitas nevedęs. Sesuo ištekėjusi, aš esu netekėjusi. 15 pamoka. Tai ponas Varnas, jo žmona ponia Varnienė ir jų duktė panelė Varnaitė. Atsiprašau, ar jūs esate Jurga Kuprienė? Taip, Labai malonu. Aš esu Algirdas Radvilas. malonu, Susipažinkite. Tai mano žmona Justė. Malonu. Mūsų sūnus Kęstutis Labai malonu. ir duktė Rugilė. malonu susipažinti. O čia mano vyras Juozas Labai malonu. ir mūsų duktė Rimgailė. 16 pamoka. Moteris, Moteris, mama, mama, duktė, duktė, sesuo, sesuo, seselė, seselė, yra, yra, nėra, nėra, nereikia, nereikia, esi, esi, esate, esate, duona, duona, diena, diena, jie, jie, jūsų, jūsų, mūsų, mūsų, dėdė, dėdė, dėstytojas, dėstytojas, gydytojas, gydytojas, studijuoja, studijuoja, konstruoja, konstruoja, moteris, mama, duktė, sesuo, seselė, yra, nėra, nereikia, esi, esate, duona, diena, jie, jūsų, mūsų, dėdė, dėstytojas, gydytojas, studijuoja, konstruoja. Ir ligoninėje būna šventė. Ir ligoninėje būna šventė. Kas yra tas vaikinas kairėje? Tas vaikinas kairėje mano pusbrolis. Kas yra ta mergina viduryje? Ta mergina viduryje yra mano pusseserė. Kas yra ta mergina dešinėje? Tai mano sesuo. Listen and repeat. Kairėje. Tas vaikinas kairėje. Kas yra tas vaikinas kairėje? Viduryje. Ta mergina viduryje.
Kas yra ta mergina viduryje? Dešinėje. Ta mergina dešinėje. Kas yra ta mergina dešinėje? Septyniolikta pamoka. Tas vyras dešinėje yra mano dėdė, o ta moteris kairėje yra jo žmona. Jie gyvena Vilniuje, dirba ligoninėje. Dėdė yra gydytojas, o dėdienė seselė. Ta mergina viduryje yra mano pusseserė, o tas vaikinas kairėje mano pusbrolis. Jis studentas. Pusseserė taip pat yra studentė. Jie studijuoja Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Atsiprašau, galima paklausti? Prašom. Ar gydytojas yra? Nėra. Prašom palaukti. Tai ponas Jonas ir jo žmona Ona. Malonu, aš jūsų gydytojas Pūras. Labai malonu. Labai malonu. Labas, 100 metų. Kaip gyveni? Labas, gerai, o tu? Neblogai. Vis dirbi ligoninėje? Taip, ligoninėje. O tu vis konstruoji? Taip, konstruoju. Kaip tavo šeima? Ačiū, gerai. Jonė rašo, verčia. Mūsų Rasa studijuoja Vilniaus universitete. Arūnas chirurgas. Dirbo Ukmergėje. Jau vedęs. Aštuoniolikta pamoka. Vaikai, čia jūsų dėdė, mano brolis. Suprantat? Iš Sibiro 10 metų. O aš maniau, kad už Švedijoje. Ne. Devyniolikta pamoka. Vyras myli savo žmoną. Žmona myli vyrą. Mama myli savo vaiką. Vaikas myli mamą. Tėvas myli savo šeimą. Šeima myli tėvą. Dvidešimta pamoka. Galvom suaugę, baras profesoriai, kad vietomis gabus, bet nerimtas. O man kur pažiūriu, visur pavasariai, kiekvienoj kišeniai pavasarių 100. Vytas, nuoširdus ir rimtas. Nuoširdus, malonus ir rimtas. Nuoširdus, malonus, draugiškas ir rimtas. Giedrė, nuoširdi, rimta. Nuoširdi, maloni, rimta. Nuoširdi, maloni, draugiška, rimta. Senelė, senelė, kodėl tokios didelės tavo akys? Senelė, senelė, kodėl tokios didelės tavo ausys? Senelė, senelė, kodėl tokie dideli tavo dantys? Dvidešimt pirma pamoka. Vaikai, čia jūsų dėdė, mano brolis. Suprantat? Iš Sibiro 10 metų. O aš maniau, kad už Švedijoje. Ne. Mano dėdė yra gydytojas, o dėdienė seselė.
Jie gyvena Vilniuje, dirba ligoninėje. Julija yra Martyno mama. Giedrės močiutė. Kieno mama? Martyno mama. Kieno močiutė? Giedrės močiutė. Da 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 da